Kokia yra dažniausia problema šitų pradėjusių medituoti, pradėjusių prabudinėti? Problema yra tame, kad jie nori žūtbūt savo artimuosius atvesti į tą doros kelią, kuriame jie yra dabar. Jie pamato tos pliusus, tos gerus dalykus, kurie vyksta jų gyvenime ir aišku, jie nori pasidalinti. Aš visą tą puikiai žinau, nes aš pati tai dariau. Ir paskui tu pastebi, kad tai neduoda jokio rezultato, ta prasme, gero, teigiamo. Todėl, kad žmonės yra, tu pradedi matyti, kad jie tavęs negirdi, jie tavęs nesupranta. Aišku, gali palaikyti, nufonauti ir taip toliau, kad tu išėjai iš proto, ar tu buvai kažkada normalus žmogus, dabar nebeįmanoma susikalbėti, panašiai šitaip. Čia yra labiausiai, sakau, didžiausia klaida tame, kad jūs, klausimo autorės, stengiatės jiems kažką tai išaiškinti ir padaryti juos laimingais. O šito nereikia daryti. Jie iš tikrųjų yra laimingi tame, kame jie yra. Jeigu jie būtų nelaimingi arba pakankamai nelaimingi, tada jie pradėtų domėtis.